vakaras, myli teatro mylėtojai. Labas vakaras visiems. Karolina, kaip tu manai, kas čia yra? Man atrodo, kad Velykų bobutė mums galėjo palikti dovanas. Bet ne tik Velykų proga, manau, ir teatro dienos proga. Gal pasižiūrėkime, kas ten yra? Nagi, pažiūrėkime. Jaunųjų teatro veidukų istorija. Nykštukams žiemą, ne šalta. Pasižiūrėk. Visą dieną netyraujė, 3 nykštukai snaigė gaudė. Karštinaitis kuo šilčiausias, greit mama visiems užmaustė. Vėl keli maži nykštukai linksmai gaudė sniego pūką. Visus, kurie vaidino nykštukus, kviečiame atsisėsti prie šio teatro stalo. Na, o dabar daumų dovanos. Vakariais tokiais atsinešdavo išspalvą taktalytį. Rungtynį duodavo, rausdavo, jis labai gražus joms būdavo. Jis kalbindavo, kartu žadėdavo. Jeigu būsi gražus, turtų neturėsi. Jei būsi turtingas, būsi gražus. Na, o dabar Vaižganto nebylys. Na, šį kartą būsite apsirikęs. Mums ne kraitis rūpė, o žąselė, graži kaip gulbė, kaklelis tiesus. Ale tai vėl racijos dalykas, kurios aš neišmanau, bet mes tos mergelės net akyse nesame matę. Tuoj pamatysim, prašom, užeikti. Spėkani, katras dabar tavo? Katras piršlys, katras jaunikis, a? Gal šitas? Vaikeli, užčiauk rankomis man burną ir sužnyk nosį ir nepaleisk. Jis nieko panašaus nedarys. Kvaila moteris. Kviečiame prie stalo ir visus spektaklio Tarp pilkų debesų aktorius. Kovo 27-ąją visose Lietuvos teatruose vyksta vakarai, skirti pažymėti teatro dieną, kur yra įteikiami scenos kryžiai, įvairūs apdovanojimai, nominacijos. O mes 4 metus iš eilės teikiame teatro veidukus. Kadangi visi susikaupę laukiame šventų Velykų, šiemet teiksime teatro veidukai 4 kiaušinius. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turime svečių ir avansų noriu pasakyti, kad arba balandžio pabaigoje, arba gegužės vidury išvysime naują spektaklį. Mes vaidiname sekmadieniais. Mano dalis ir aš jūsų dalis. Nors aš iki skausmo kartais. Daeinu su teatro diena. Auksinis teatro veidukai kiaušinis skiriamas jauniausiam teatro veidukai aktoriui, kurį pristatys Veisiejų kultūros namų kapelos veisėja vadovė Aldona Rudzienė. Pasitikime ją. Auksinis teatro veidukai kiaušinis skiriamas jauniausiam teatro veidukai aktoriui Mariui Volskiui. Dėkoju tau gyvenime, kad man buvai toks palankus, kad tiek puikių žmonių, kuriuos mylėt galiu, aš sutikau savam kely.
draugams skiriu šią dainą aš. Už laimę augti ir tobulėti, už šilumą širdžių, už džiaugsmą būt kartu, muzika, kurią girdžiu. O tie būsingi vėjai permainų sustot neleis mums ir nurimt. Ir skirtas vienas tik gyvenimas neleidžia skęsti užmarštim. Banguotas tas gyvenimas gal tuo yra toksai gražus, kad naktį keis diena, o giedra keis lietus ir laimės jausmas toks trapus. O tie būsingi vėjai permainų sustot neleis mums ir nurimt. Ir skirtas vienas tik gyvenimas neleidžia skęsti užmarštim. O tie būsingi vėjai permainų. Sidabrinis teatro veidukai kiaušinis skiriamas darbščiausiam teatro aktoriui, kurį įteikti kviečiame šokių vadovę Gretą Burdulytę. Teatro veidukai kiaušinis skiriamas darbščiausiam teatro veidukai aktoriui, tai yra Kornelijai Žilionytei. Kaip tylu, kodėl pabudai, juk kambarys persisunkęs ramuma, o ant tavo rankų žvaigždžių atspindžiai. Žvaigždės aukštai danguje, o dangiški iešką spinduliai palaimą neša. Miegok, kol atšliauš diena. Dieną žemę raižys aštri saulė, augalai ir daiktai rėks ryškiom spalvom, barsis ir juoksis žmonės. Nurimk ir ilsėkis, aš tikinu tave, aš nakties tyla. Gulėk, jis juk nežino, vargšas aklasis, jis juk nežino, kad jo namą nupūtė karas. Nori, kad jis išgirstų, sudrebėtų ten, virš blankiųjų žvaigždžių ir atsakytų, kodėl taip yra. Bronzinis teatro veidukai kiaušinis skiriamas perspektyviausiam teatro veidukai aktoriui, kurį įteikti kviečiu Lazdijų kultūros centro Veisiejų kultūros namų vadovę Liną Kvedaravičienę. Pasitikime ją plojimu. Bronzinis teatro veidukai kiaušinis skiriamas perspektyviausiam teatro veidukai aktoriui Vidutei Bartuškevičiūtei. Pasižiūrėkime ištrauką iš Mažojo princo Latvių, kurią atliks Martynas ir Vidutė. Dabar tu man tik mažas berniukas, panašus į 100 tūkstančių kitų berniukų. Tu man nereikalingas, aš tau irgi nereikalinga, bet kaip mes susidraugausim, tu man būsi vienintelis pasaulyje, aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. Baigiu suprasti, viena rožė, ji man atrodo irgi mane prisijaukino. Galimus daiktus, žemėje būna visko. O tai buvo ne žemėje. Kitoje planetoje? Taip. O toje planetoje yra medžiotojų? Ne. Įdomu, o vištų? Ne. Nieko nėra tobula. Suaugusių ir vaikų didžiausio kiaušinių veidų veidų 2016 tapo
veidų veidų. Tapo. Mantas Micevičius. Kviečiu prieiti ir palikti savo antspaudą. Retai kada būname scenoje, daugiau gyvenime vaidiname, bet aš manau, kad mes visi esame tik žmonės. Ir dabar nuo visų aktorių noriu pasveikinti mūsų režisierių su Teatro diena ir įteikti jam atsiminimo dovaną nuo mūsų. Ir priimtina po kiekvieno spektaklio, po kiekvienos premjeros, visi aktoriai nusilenkia. Ir kviečiu jūs išeiti čia kartu su režisierium ir nusilenkti žiūrovams tiems, kurie atėjo. Ačiū aktoriams, dabar visus kviečiu prie mūsų skalsaus, bet teatrinio stalo, kuris yra scenoje. Bendra nuotrauka. O pirmiausia, tai bendra nuotrauka. Su visais žiūrovais, kurie yra. Žiūrovai ateina visi į sceną. Į sceną gali Kas negali lipt, o čia va, visi bendrai. Taip? Plojimai ir kviečiai.